Kviečiame visus prie stalo, mielieji svečiai. Kviečiame visus prie stalo, kviečiame visus prie stalo. Kviečiame visus prie stalo, mielieji svečiai. Tikriausiai tai Modestui gaila nėra jau šiandien. Labiausiai abejoju, kad ar pavyks mums iš vis tą tinklapį paleisti, ar jį kas nors ateis, ar jame kas nors lankysis, buvo tokių minčių. Nu, bet vis tiek kažkaip tai, nežinau, kažkaip tai įsivažiavom po truputį, bet tai dabar, kai pažvelgi į tą visą reikalą, visą tą pradžią, nuo ko viskas prasidėjo, tai ko gero didžiausia ir iš didžiosios raidės ačiū reiktų pasakyti visiems senbuviams, kur buvo senajam tinklapyje. Žvejams LT buvo toksai tinklapis. Tai didžiausią ačiū reikėtų tikriausiai pasakyti tam kolektyvui, kuris iš tenais yra atėjęs. Nes būtent jų atėjimas ir padarė šitą Kipki.lt gyvą padarė lankomą, padarė tokį, kad sakyčiau, malonų jų užėjti. Ir jis gyvas dabar yra. Jeigu pradžiai buvo, pirmos dienos buvo 3 nariai registruoti, nu nežinau, ten paskui per pirmas dienas, kada mes jį paleidom, ten jau užsiregistravo, neatsimenu. Senbuvė ir suėjo. Nu jo, bet senbuvė suėjo, bet per pirmą dieną ten prisiregistravo koks 50, aš jau dabar nepasakysiu tiksliai. Aišku, buvo labai smagu, džiaugiamės kiekvieną narį sutikę, kuris atėjo ir registravosi. Nu, bet pradžia to tokia buvo, nejaukinga, buvo nejauku. Bet kadangi suėjo būtent tas senasis kolektyvas, kuris jau nuo senų laikų pažįstamas buvo, tai čia ir Arūnas, ir Vaniuje, ir Čebas, ir Dainius, ir dar čia ne visi, aišku, čia yra, ir kurie ir dabar nelabai lankosi, bet būtent jie, kada suėjo, tada tas pasijuto, kad yra branduolys, yra pavaromoji jėga, varikliukas, kažkaip tai va taip ir neužges visokius tinklapius. O paskui viskas ėjo gerint, kadangi narių vis daugėjo, pradėjom galvoti ir apie kažkokius tai renginius, ir pirmas renginys tiesiog ekspromtu įvyko Užventy. Labai ekspromtu ten viskas įvyko ir labai šauniai viskas praėjo. Taip, kas buvo, tai ten atsimenu, buvo labai šaunu. Tai buvo pirmas Kipki.lt renginukas, bet praėjo super. Krikštynos? Nu, sakykim taip, galima sakyti, kad netgi krikštynos buvo. Jeigu šiandien mes švenčiam kaip ir gimtadienį kažkokį tai metukų, tai tada buvo krikštynos. Tada aš neatsimenu, buvo Liepos, sakau, vasario atrodo mėnesį. Sausio 29, 30. Manau, startavę buvom lapkričio 28. Porą mėnesių, sakykim, buvo tik tai tinklapis gyvavęs ir jau buvo pirmas renginys. Va, tai jis labai šauniai praėjo ir ką, jau per tuos metus, aišku, buvo iš visų 4 tokie rimti tinklapių suėjimai, tai būtent tada žiemą ant ledo Užventyje, paskui Gėgėje Žemupyje, vėliau prie Kėdainių. Geras labai susitikimas buvo, dėja nebuvo, mes tada vykom kitur truputį. Ir Punioj susitikimas. Na ir aišku, noras tikrai labai prisiminti gerais įspūdžiais, pasidalinti, kai sakant, norėtųsi tai, kas įvyko visai nelabai senai. Tai buvo Fiderio varžybos. Tai buvo iš vis toks, sakyčiau, unikalus reiškinys tarp tinklapių, ko gero, kada Kipki.lt sukvietė visus į krūvą netgi iš kitų tinklapių narius ir dalyvavo varžybos ir viskas labai priejo šauniai, buvo smagu ir taip toliau. Tai čia tinklapis tikrai užsidirbo labai tokį didelį pliusą kitų tinklapių, kaip sakant, jau tarp kitų tinklapių. Tai va. O daugiau, daugiau aš nežinau, ką tokio blogo pasakyti, tikrai nenoriu nieko, nes nieko blogo neįvyko. Per visus metus visi šauniai labai bendravom, labai daug naujų narių atsirado, daug naujų pažinčių, daug tokių žmonių, su kuriais nei senajam tinklapį tikrai niekur nebuvo susitikęs ir čia jie atsirado ir jie liko, jau jiems čia patinka kaip ir nuo savose namuose. Mes ir nuo pradžių taip juokaudom, kad įkūrėm tinklapį, padarėm ir tai lygtai internetiniai namai, kuriuos atėjom, apsilankom ir stengsimės, kad juose būtų šilta. Tai ir dabar ir toliau, man atrodo, kad mes jau tą patį darysim. Aišku, to darbo čia tiek daug gal ir nėra, bet, kai sakant, kiekvienam rasti to laiko, ten vakare pasėdėti, ne visada išeina. Tai man atrodo, kad tas mažas darbelis, kuris yra daromas,
tinklapio administracijos, moderatorių ir visą kitą, jis vis tiek yra vertingas, kadangi reikia rasti laiko. Ne kiekvienas tą gali. Tai va. Tai aš manau, kad ir ateityje tikrai nieko blogiau nebus, bus dirbama, bus, aš manau, ir konkursai vėl daromi, ir galbūt dėl klubų bus pagalvota įkūrimo. Aš manau, aš bent taip manau, kad ir šią žiemą dar būtinai reiktų susitikimą vieną padaryti. Žvejybinė, aišku, jau ne tokį prie stalo, kaip šiandien, bet žvejybinė, ant ledo daugėlė, kad to ledo žinoma būtų. Va, ir maniškai sakė, pažvėjos. Ne, aš vestiu. Tai va. Tai ko gero ir tiek gal įžangai tų žinių būtų. Tai va, o šiandien ką dabar? Ne visi susirinko, labai atsiprašė administratorius tinklapį, Prustikas, Modestas. Kadangi pakirtų plaučių uždegimas jį, skambinu į tą guli lovai, niekaip jau neatvyks. Nu, o dabar dar kas yra registruoti ir neatvykę, tai nežinau, 2 tai dar tikrai žmonės atvyks ir jie pakeliui, bet jie sakė, mums nelauk jų. Nu, o yra keletas ir visai gyvena šalia ir nežinau. Nu, gal sulauksim dar mes jų. Jeigu sulauksim, jis pergysim uodegas jau. Tai va, o dabar dar keletas tokių, va čia man administratorius įdavė raštą, kadangi serga. Čia man ir pačiam buvo įdomu, tinklapį statistika. Kas vyksta, kiek čia mūsų yra tam tinklapį, kiek mes laikom tą tinklapį namais savo, tai va. Užsiregistravusių tinklapį yra šiai minutėj 795 nariai. Toliau, žvelgiant į diskusijas, yra sukurtos 254 temos iš viso. Ir aš esu tokį paprastą dalyką pastebėjęs, sakykime, kad ir paieškos sistemoje Google'e įvedus bet kokią frazę susijusią su žvejyba, visada randam ir kirpkit.lt nuorodą. Visada. Jau, nu, nepasitaikė, gal kažkokią būtybę reiktų įvesti, bet šiaip visada išmetam kirpkit.lt nuorodą. Jo, tai reiškia, tikrai labai plačiai apima, plačios temos yra ir jūra, ir vidaus vandenys, ir upės, ir ežerai, ir įrankiai įvairūs žvejybos, ir galų galia tos pačios blevyzgos, ir patarimai, ir paaiškinimai, ir straipsneliai, ir visa kita. Žodžiu, praktiškai bet ką įvedus susijusiu su žvejyba, visada rasim nuorodą ir su kirpkit.lt tinklapiu. Tai irgi tai yra labai šaunu. Nes pradžioj, kai tinklapis įsikūrė, tikrai to nebūtų buvę. Tai čia vėlgi visų mūsų yra nuopelnas, kadangi rašom, kadangi dalyvaujam, visi tų žinių turim, visi pasidalinam savo patirtim, dar kažką ir tai per paieškos sistemą jau mus randa. Tai va. Toliau yra parašyta iš viso, čia diskusijose turiu galvoje, 31 282 žinutės. Matot, kiek jūs prispaudėte visokių klavelinių su tais klavišais. Aš manau, per metus tikrai nemažai. Jeigu metai turi 300, ten sakyti, 65 dienas, tai vos ne po 100 žinučių. Nu taip ir statistika rašo. Per dieną vidutiniškai yra parašoma apie 100 žinučių. Aišku, reikia nepamiršti, kad pradžioje mūsų buvo gal tik 50 registruota pirmais mėnesiais. Tai va, tai vidutiniškai dabar yra apie 100 žinučių per dieną. Toliau, statistika tokia. Iš viso buvo paspausta 4931 kartą padėta. Yra toksai mygtukas, kas dar nežino, aš manau visi žino. Yra toks mygtukas padėka už kažkokį tai komentarą, reportažą ar panašiai. Tai va, tai yra iš viso paspausta beveik 5000 kartų tas mygtukas. Daugiausiai parašyta pranešimų. Dolcas, čia pasistengiu, labai. Aplausos. Ypač žmogus pasistengė pradžioje. Tikrai, kada tinklapis dar tik tai bandė įsibėgėti, tai jis tikrai negalėjo savo jėgų, negalėjo laiko, negalėjo nieko, jis ten pylė, rašė, patarinėjo, ragino, aiškino, pasakojo. Na tikrai, žavėjausi šito žmogum, jo kantrybė, ištvermingumu. Tai jis viso yra parašęs 3225 žinutes. Šaunuolis. Taip? 25. Ir visas blevyzgas. Nu tai va, pablevyzgoju, matyt. Prieš išvažiuojant, pablevyzgoju, pavarė. Nu viskas aš. Toliau, yra tokias skiltis.
Kada, sakykime, mes skaitom komentarus ir panašiai, kartais mums būna įdomu, kas jį parašė. Ir paspaudžiam tiesiog ant avataro ar kažkur tai, kur galima pamatyti apie informaciją apie patį registruotą narį. Tai daugiausiai susidomėjimų kažkodėl tai sukėlęs yra Arutis. Taip, buvo domėjusi 795 kartus kažkas tai. Labai populiarus. Turbūt labai simpatiškas. Ir rašo nedaug, jis daugiau ten tuos dedas mailiukus visokius, bet populiarus, va ant šito dalyko bet. 795 kartai. Į tave žiūrėjau. Mane žino turbūt, kas ant dieną. Ne, va čia galbūt. Yra skiltis, taip pat, kur vedama statistika apie gautas padėkas. Daugiausia gauto padėkų, o čia jau mane liečia. 845 padėkos. Labai ačiū. Čia per klaidą padėkų. Matyti, sutrikus ten buvo sistema registravimo. Ar tu ten prispaudai? Dėkos tavo atimtų kaip tik.